Tai prieš pradedant savo video noriu tau konkursą padaryti. Ir kuo būtų užduotis, tai per visą video jūs pamatysite tuo vokėlį ir ko jums tai reikės padaryti, tai parašyti laiką, komentarus, kelintą minutę pamatėt. Ir kai parašysit laiką, viens iš jūsų laimės 2 bilietus į Boom vandens parką. Tai jo galėsit ar su šeima, ar su draugi praleisti visą dieną Boom parke, kuris yra Klaipėdoje. Siūlau dalyvauti, kadangi, daug nežiūrima žmonių, tai turi didelį šansą laimėti jūs tus bilietus. Tai labas rytas. Šiandien mes testuosim tas 2 labai mažas, bet labai galingas kameras. Nežinau, kiek ta pirmoji yra galinga. Tai toks Storylines 8 kamera vakar atradau pastalčiau ir anau buvau gavęs per naujus metus dovanų, čia gal prieš 6 metus. Tai galvoju, reikėtų patestuoti su tų, kur dabar turi, nes abėdėjau skaitos kaip veiksmo kameras. Tai ta pirmoji, kaip man vadins, tai Intempo. Pirmoji kamera, katros vertė ir seniau nepasakys, kiek kainavo. Gal kaip truobam kainavo seniau. Anos vertė dabar žiūrėjau vyr nuo 15 iki 25 eurų kažkas tai. O ta antroji kamera, su katru dabar filmuoju, GoPro 13, tai Ana kainuoja nuo 3 PM iki 4 PM. Tai palyginsim tas 2 kameras ir pasižiūrėsim. Šiaip man labiau įdomu, kaip ta mažoji veikia. Nes aš ties naudojusi vieną kartą ir tai per tus pačius naujus metus, ką gavau. Tai net neatsimenu, ką yra kelktis. O su tu kaip jau viskas aišku, nes iki šiolė naudoju ir nebuvo dar problemų. Tai manau, galim pradėti testuoti nuo mūsų pagrindinis kameras, su katru filmuoju, ir pažiūrėti, kokius ant tur mūsius užlepom kameras. Patestuosim po pirmą pagrindinį kamerą, su katru filmuoju, ir pažiūrėsim, kokius ant tur galimybės pasiūlyti. Tai pradedam kalbėti apie GoPro 13, galim pasižiūrėti, kas įeina į patį kamerą. Tai iš tą pusę atsidaro ir čia vis laiką atrasti bateriją, nes be baterijos neveiks. Ir viršų dedas atminties kortelė, katrai įrašinėjo vis vaizdą. Čia labai didelių gudrybių nėtų kamerų, kadangi ta turi 2 funkcijas, tai ir įjungti ir filmuoti. Ekrans pačio kamero ir liečiams. Tai turi labai nemažai tokių režimų, kaip pasikeisti pačius vaizdo rėmus. Gali pasikeisti kokybei 4K, 5,3K, kadrų per sekundę skaičius, tada lenzės, stabilizatorė, labai daug opcijų turi. Garsus ir gali netgi įsisaugoti parametrus, kokius turi. Anos visus geroms monobinio nuomonė ir paprastam, nes žiauriai nesudėtingos su elgtis. Ana turi tik to 2 mygtukus – filmuoti ir išjungti arba jungti. Ir žiauriai paprastai ir failus įsikelti ir su tuo pačiu C-Type, tą patį kamerą ir kraunus. Ir žiauriai ir mažą. Idealna telp, tai tu gali belę kur neštis. Tai tas ir žiauriai patogus to kamerą. Ko dabar pabandysiu su to kamerą, tai padaryti kelis kadrus ir manau perėsim prie tos mūsų brangiuosius, tos pačius geruosius kameras. Tai turim savo Intempo kamerą. Made in Germany, akivaizdu. Jo, tai kuo man labai patinka, tai savo svoriu. Arba labai panašus svoris į pakėlį ausų krapštukų, kas turi. Žiauriai lengva kamera. Dar galim pasižiūrėti, ben jau kapą nusiarda, tai čia nuėmė apsauginį lipiuotkį. Šiaip netep pavyko man atidaryti. Ir čia ir parašyti tikriausiai manom ištraukti. Ir jo, Ana irgi išsijėm, turim tokį dar mažesnį bateriją negu GoPro kamero. Vaizdas neatrodo pats blogiausias.
Gera tas ekrans tikra neliečiams, bet ons irgi tur savo nustatymus. Gera tur visokius garsą parinktis, garsoms. Gera, man tas labiausiai patinka. Žadintuvus. Nu, jūs pasiklausykit tą kartą. A jūs žinot bent dar vieną fotoaparatą, katras jums te pasitiktų? Mane tas garas žiaurė primint, kur būdavo seniau tai žaislinė atlenkiam telefoną ir kur paspaud vienet būdavo tas garsėlis. Ai mane mam, kentikimakimam, ai mane mam. Jeigu atrasi dės to garas, bet spėju žinot iš melodiją. O, ekonominis režims netgi ir. Data ir likes. 2018, aš kaip ir minėjau, buvau gavęs per naujus metus, bet neatsimenu prieš kiek metų. Tai tikriausiai, kad 2018 ir gavau, kad buvau pirmą kartą įjungsiu. Aš sakyčiau, būt pats laiks ištestuoti ir pažiūrėti, ką pan filmuon. Yra nors ta kamera ir kainuoja apie 15 €, bet iš karbon aukščiausiai klasį padarytų. Tai dabar testuoju ant 4K rezoliucijos su 120 kadrų per sekundę. Tai būtų iš GoPro kameros. Tai dabar testuoju tų kamerą Intempo ir anate filmuon Full HD, tai yra 1080 ir ko aš abejoju, kad man tas moisis, atsiprašau, ko aš abejoju, kad man gal net neišės įkelti iš tikrųjų kompą, nes formą atskirs ir SD kortelė čia įded senui toj. Tai jo, tokia būtų kamera ir bandom padaryti slow motion video dabar. Turim savo kamerą. Ana, žinokite, filmuonu Max Full HD, neturi nei 4K, nei 5K, nu bet ana ir nerek. Ok spaudam, nes šiandien daugiau pasirinkim. Padarysiu aš dabar tus testus ir norės aš vandenį meistant. Aš noriu padaryti vandenį testą, nes reiškia, kad anos abėdvi skaitos waterproof. Ir pažiūrėsim, kiek vandens atlaik, bet aš apie to labai abejoju, tai aš vien dėl to pasiėmiau tokį keisą, kad rasi vandenio atspars, nu nes ana tikrai neatlaikys, aš žinau, kad neatlaikys. Tai gerai, dabar dar mūsų lauk irgi bandyms padaryti slow motion, nes ta kamera turi tokį funkcijai. Ir gal netgi geriau bus sulėtinant spartų kamerą. Pasiruošėm balioną kitam testavimo ir žiūram, kiek gera gal sulėtinti mūsų Nintendo kamerą. Testavom su Nintendo kamera 3, 2, 1. Kamera bus prekybo už šiam 8,50 €, tai galėsit įsigyti. Ir dabar su ta pačia GoPro kamera, nepamiršau paminėti, bet testuojam sulėtiniam režim, nes ta kamera gal padaryti sulėtintą vaizdą ir pažiūram, kiek gerą sulėtin. Tai turim mūsų dvi legendinis kameras. Aš negaliu iš tikrųjų sakyti, kad aš labai nusivyliau ar noriu labai stumtintus mažus kameras. Nu, ana savo funkciją vis tik atliktų už savo toj kainą ir labiausiai man vis tik patinka, kad ir žiauriai lengva. Filmuon, aišku, netep kapnojuosis kameras, nes na jau irgi ir gal 7 metų senom. Bet, kaip už savo kainą, tai sakyčiau ir kokiai 7 iš 10, gal 6. Būtų iš vis bairis su to kamerą padaryti kitą video. Bet jau čia aišku, tai būtų 360p, kur gali pasirinkti per YouTube nustatymus.
Nu, taigi įvertinam tas dvi kameras ir, nu, matos didelis skirtums tarp tų kamerų. Nu, nedaug ko norėti, ta kamera 7 metų senom yra, na, nėra tas tikras originalus tų veiksmo kamerų. Tai jau tas skirtums ir matau sunkiai ir pažengus senas. Tai dėkui, kad žiūrėjot. Susimatysim jau tikriausiai, kai susimatysim tikriausiai, kai jau eisiu žygį. Ir jau aten prieš paskutinį žygis jau užteks nueit, manau. Tai įvertinom tas kameras, dar netgi nespėjau sumontuoti, net nežinau, kaip gavus, gal netgi iš tą mažąją kamerą net garsą nebūti, nes niek negirdėjau, ką filmavau. Ir jo, nepamirškit tam konkursui dalyvauti ir susimatysim kitam video.